Šiandien 2026 metai, Liepos 22 diena. Sveiki atvykę į Kastyčio žvalgybą ir kontražvalgybą kanalą. Šios dienos rubrika kontražvalgybininko žvilgsnis. Kontražvalgybininko vertinimu itin aukštų Lietuvos valstybės pareigūnų vieši pasisakymai, kurie buvo ką tik pasakyti, nenuramina visuomenę ir suteikia jai pasitikėjimą valdžia, o atvirkščiai sukelia sumaištį žmonių galvose, abejonės ir baimės. Tai kasgi tokio įvyko? Panagrinėkime. Pirmą pateiksiu jums įvykių seką. Faktai. Liepos pradžioje Jungtinės Amerikos valstijos, tai yra jų žvalgybos tarnybos, įspėjo Baltijos šalis ir Lenkiją dėl Rusijos galimų hibridinių atakų prieš nutaikytų svarbiausiams infrastruktūros objektams. Liepos 15 dieną prezidentas, matyt, perskaitė šitą įspėjimą, viešai pranešė. Pradžia citatos. Maskva galimai ruošia ribotas atakas prieš kritinius infrastruktūros objektus regione naudodama įprastas ir kitas priemonės. Mes gavome signalus iš žvalgybos tarnybų. Jie nežino, kada ir kur bus tos naudojamos atakos, betgi jie negali žinoti, nes gal dar vyksta tik planavimas, sakė prezidentas, kažką panašiai. Liepos 20 dieną krašto apsaugos ministras Kaunas Putinui sako, Putinui reikalinga nauja pergalė ir jis žiūri į Baltiją ir Lenkiją. Ir prezidento pasisakymas, ir krašto apsaugos ministro pasisakymas buvo transliuojami užsienyje. Užsienio naujienų portalai pasigavo šitą žinią ir atspausdino, paviešino pas save. Liepos 21 dieną prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, tiesioginės Rusijos grėsmės nematome, tačiau pavienių kinetinių operacijų tikimybė yra padidėjusi. Liepos 21 dieną, tą pačią dieną, krašto apsaugos ministras Kaunas jau kalbėjo taip, grėsmės lygis nepablogėjo. Liepos 21 dieną premjeras Sinkevičius kreipėsi į visuomenę ir pasakė, išlaikykime ramybę ir susitelkimą ir kliaukimės valstybės atsakingų institucijų pranešimais, o ne kažkokiais spekuliaciniais dalykais. Taigi, įvykis, faktai jums pateikti, kas ką pasakė, kada pasakė, viskas vyko per labai trumpą laiką. Dabar vertinimas. Įvertinkim, pasižiūrėkim, kasgi čia tokio, kokią žinią jie perdavė visuomenėje ir ko jie tikėjusi gauti iš visuomenės ir ką gavo iš tikrųjų visuomenė. Šiuose pasisakymuose yra aiškus blaškymasis ir komunikacijos prieštaravimai tarp skirtingų valstybės pareigūnų. Per itin trumpą laiką, nuo Liepos 15 iki Liepos 21 dienos, oficiali pozicija šokinėja nuo rimto pavojaus signalo visuomenė, kuris buvo išsiųstas, iki visiškos situacijos ramumo. Ir štai detalus jos vertinimas. Kodėl taip aš sakau? Tai pirma, žvalgybos signalai ar spekulacijos. Kas tai buvo? Liepos 15 dieną prezidentas teigia, kad gauti žvalgybos signalai apie Maskvos ruošiamas galimas atakas prieš kritinę infrastruktūrą. Jis pateisina žvalgybą, kad ši nežino tikslaus laiko ir vietos. O Liepos 21 premjeras staiga ragina kliautis institucijų pranešimais, o ne kažkokiais spekuliaciniais dalykais. Kadangi pats prezidentas prieš savaitę įvardijo grėsmę remdamasis žvalgybą, premjero žodžiai sukuria įspūdį, kad valdžios viršūnėse nėra bendro sutarimo, kas yra reali žvalgybos informacija, o kas tik spekulacija. Ir kaip yra iš tikrųjų? Kaip žiūri valdžia į JAV žvalgybos tarnybų įspėjimą? Kaip į rimtą signalą ar kaip į spekulaciją?
ir mums neaišku. Toliau. Retorika. Ekskalacija ar deeskalacija? Krašto apsaugos ministras Liepos 20 dieną naudoja labai stiprią retoriką. Jis sako, Putinui reikalinga nauja pergalė ir jis žiūri į Baltiją. Baisus dalykas. Planai ten vyksta ir žiūri ir jau galvoja apie pergalę. Tai visuomeniai siunčia tiesioginio pavojaus signalą. Jau krašto apsaugos ministras Liepos 21 dieną, jau kitą dieną visiškai keičia toną ir sako, grėsmės lygis nepablogėjo. Jei Putinui reikia pergalės ir jis žiūri į mūsų regioną, teiginys, kad grėsmė nepablogėjo, skamba nelogiškai ir ramina neįtikinamai. Putinas planuoja, sėdi tenais su visa savo generaliniu štabu, kaip čia tą pergalę gauti, kokius veiksmus atlikti. Mes šitą žinom, nes mus tai informuoja krašto apsaugos ministras ir kitą dieną jis sako, tai grėsmė nepablogėjo. Jis planavime vyksta, gal jau baigėsi planavime, gal jau priemonės imasi kažkokia tai, bet mūsų krašto apsaugos ministrui grėsmės lygis nepablogėjo. Jisai jau labai aukštas, taip reikėtų sakyti. Jis antiek yra aukštas, kad yra priimtas sprendimas mažytę pergalę iškovoti, jeigu planavimai. Ir čia yra sumaištis. Ir tu nežinai, kuo tikėti. Toliau. Sąvokų painiava. Tiesioginė grėsmė ar kinetinės operacijos? Prezidento patarėjas, vyriausiasis patarėjas, Liepos 21 dieną bando švelninti situaciją. Jisai sako, tiesioginės Rusijos grėsmės nematome. Prieštaravimas yra jo kalboje. Toje pačioje eilutėje jis priduria. Tačiau pavienių kinetinių operacijų tikimybė yra padidėjusi. Tačiau kas yra kinetinė operacija? Visuomenė tai nėra kvaila ir jinai supranta, kad kinetinė operacija tai yra fiziniai išpuoliai, sprogdinimai, diversijos. Kinetinė operacija ir yra pati tiesioginė grėsmė. Ir toks išsireiškimas labiau gąsdina, nei paaiškina situaciją. Tai kokia išvada iš viso tai, ką aš šiandien pasakiau? Šie įvykiai atskleidžia sinchronizacijos trūkumą valstybės institucijų komunikacijoje. JAF įspėjimas Liepos 5 dieną turėjo paskatinti vieningą ir aiškią žinutę. Vietoj to, kad krašto apsaugos ministras ir prezidento aplinka per 24 valandas sugeneruoja 3 skirtingas interpretacijas, nuo Putino ieškomos pergalės iki padidėjusios kinetinių atakų tikimybės ir galiausiai ramybės išlaikymo bei grėsmės lygio stabilumo. Tai sukelia visuomenės dezinformaciją, sumaištį ir didelės abejonės žmonių galvose. Ir tai yra problema. Ačiū visiems tiems, kurie išklausėte iki galo. Ačiū tiems, kurie dedate patiktukus, prenumeruojate mano kanalą ir iki kito karto.